Šeštadienį prasidėjo antrasis NKL reguliaraus sezono ratas. Antrą kartą per 2 dienas susitiko Marijampolės Sūduva Mantinga ir Vilniaus Perlo Merių krepšininkai. Šeimininkai siekė revanšo po penktadienį patirto pralaimėjimo. Rungtynės prasidėjo lygių žaidimu, sužaidus pusę kėlinio lygybė 6-6. Tačiau būtent tada Sūduva Mantinga spurtuoja 17-7 ir susikrauna 2-ženklę persvarą. Kėlinio pabaigą sėkmingiau sužaidžia svečiai, kurie sušvelnina rezultatą iki 6 taškų – 23-17. Antrajame kėlinuke šeimininkai įjungė aukštesnę pavarą. Savo svarų žodį tarė komandos snaiperiai, kurie įmetė net 7 tritaškius metimus ir komandos ilsėtis išėjo Sūduvai Mantingai pirmaujant 15 taškų persvarą. Po pertraukos vyko lygų žaidimas. Šeimininkai išlaikė turėtą pranašumą. Kėlinio pabaigoje po Aurimo Kėžos 4 taškų iš eilės Sūduvos Mantingos persvara padidėjo iki 19 taškų. Paskutinis ketvirtis buvo tik formalumas. Šeimininkai padidino persvarą iki 22 ir atsirevanšavo už pralaimėjimą išvakarėse.